tikrųjų galvojau, kad bus lengviau negu buvo, nes rankos drebėjo dar prieš šaudymą ir dar prieš bėgimą, tai iš tikrųjų smagi patirtis tiesiog. Labai patiko. Visą laiką ir olimpiadoje, kartais net tuose etapuose sekdavau live tuos rezultatus, kaip sekasi Lietuvos atstovam. Tai iš tikrųjų man tokia įdomi rungtis, nes pati esu bėgikė, bet ir kliūtis išbandžius, tai man tokios įdomesnės sporto šakos labai patinka. Pasakė atsakingas žmogus, kad bus penkiakovės rungtis. Nelabai nutokiu, kas iš tiesų bus, bet buvo bėgimas ir šaudymas. Tai man labai viskas smagiai praėjo. Aš tai naudojau taktiką. Ta prasme, po pirmo rato kvėpavimą sulaikyti ir tada šaudyti, nes tas taikinys taip pavargus labai juda. O šiaip tai turbūt taktika tą ir pasiteisina. Norėjau kažkada pabandyti atletikos kokią rungtį, tai va, gavosi labai smagu. Džiaugiuosi, kad teko sudalyvauti, įspūdžiai yra tik teigiami. Džiugu, kad yra vykdomi tokie renginiai, sujungia daug sportininkų, mėgėjų ir ta prasme pasiekta pergalė, tai dar labiau džiugina. Ne tiek, kai greitis padėjo laimėti, bet tie pasisekė šaudymo rezultatai. Iš tikrųjų, pirmą kartą teko šaudyti, bet pasirodo visai sekasi. Nustebino, kad iš tikrųjų žmonės pataikė, nors pirmą kartą šaudo. Kažkiek pasitreniravo, bet puikiai jiems sekėsi ir tikrai čia ir čempionų, ir čempionės yra. Ir aš labai džiaugiuosi, kad toksai renginukas pas mus vyksta ir kitos sporto šakos gali pasibandyti ir suprasti daugmaž, kas tai yra penkiakovė, bent jau viena rungtis. Vis tik šaudyti, sakė, sunkoka, nes dreba rankos, bet šaudyti reikia biškį pasitreniruoti. Bet šiaip puikiai sekėsi visiems, kadangi tai buvo, sakau, pirmas kartas, tai tikrai užskaityta. Žiūrint, ne taip sunku atrodo, tarkim, kaip ir Laura bėga, ten kyla tas vietas aukštyn ir atrodo, lengvai bėga, viskas gerai, bet kai pats išbandai, tai matai, kad iš tikrųjų pats sportininkas tikriausiai daug pastangų įdeda, kad kiltų, tai tom vietom nėra, kad tiesiog atsistoja ir bėga, bet iš tikrųjų turi būti aukšto lygio sportininkas, kad toj kombinuotoj rungty kiltų į viršų. O aš kiek esu matęs Lauros Andrėjaus pasirodymų penkiakovėje, tai man atrodo, kad finalinė rungtis yra labai paprasta, tiesiog bėgi šaudai. Ir čia buvo realiai beveik 8 kartus trumpesnė distancija. Buvo tik tai 2 kartų šaudimo linija, žiauriai sunku pataikyti, taikiklis bėgioja po visą taikinį, ranka dreba, kvėpavimą sunku šiaip valdyti, neįsivaizduoju, kaip Laura bėgdama tokiu greičiu dar sugeba pataikyti ir jinai dažniausiai iš kokių 7-5 pataiko, čia kosmosas, aš neįsivaizduoju, man atrodo, antžmogiam, robotam šitas kombinuota rungtis tinka, man ne, kol kas, bet aš galvoju, kad aš pasitreniruosiu iki kito olimpinio sezono, tikrai sugebėsiu.